kada žmogus 100% atsakomybę gyvenime prisiima savo. Tada, kada jis supranta, kad jo ateitis gyvenime priklauso nuo jo ir nuo jo sprendimų. Kai žmogus suvokia, kad darbas, pavyzdžiui, kurį aš dabar pasirinksiu, kad jis yra tik tai įrankis, kuris man padės gyvenime realizuoti save. Kada žmogus turi 100% atsakomybę, jisai supranta, jeigu aš pasirinksiu tam tikrą darbą, tas darbas man netiks, nepatiks, aš įrankį pakeisiu ir darysiu dar kažką tai kito, kol galutinėme rezultate aš jausiuosi visiškai užtikrintas, kad nuo manęs priklauso įrankio pasirinkimas. Bet jeigu žmogus galvoja, jeigu pasirinksiu tinkamą darbą, tinkamas darbas man užtikrins pajamas, tinkamas darbas man užtikrins saugumą, tinkamas darbas man užtikrins gerovę gyvenime ir viską. Atrodo, ir jeigu žmogus koncentruojasi tai, kad darbas geras viską pakeis, toks žmogus